Laida pristato. Laida remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad mums žada tai sinoptikai, tai valdžia. Keiščiausia, kad sinoptikai savo pažadus išpildo dažniau. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Klausykite, kolegė, kaip ten su tais bažnyčios mokesčiais? Kokiais mokesčiais? Na, kiek jūs aukojate per mišias? Na, kaip kada, bet aukoju smulkiais. Smulkiais tai kiek? Na, kartais 2 litai, kartais 3, o per šventes ir kokius 5. Jūs ką tyčiotės iš bažnyčios? Kodėl? Kas čia per pinigai? Ar žinote, gerbiamoji, kiek dabar kainuoja kuras? 1 litras, 5 litai, o jūs man duodate 2. Jūs įsivaizduojate, koks tai žaidimas? Kodėl jūs taip šaukite ant manęs? Juk tai kiekvienas sąžinės reikalas ir asmeninis dalykas, kiek aukoti. Tai čia jums, bedieviai, taip atrodo, o iš tikrųjų visur yra parašyta, kiek ir už ką reikia mokėti, lygiai taip pat kaip ir parduotuvėje. Jūs, kolegė, nemaišykite parduotuvę su bažnyčia. Tai jūs, kolegė, atsibuskite vieną kartą. Miekate letargo miegu. Jums už tos 2 ar 3 litus niekas neatleis nuodėmių, o už dyką arklys arklių ir nugaros nekasa. Ši liaudies išmintis tinka ir visoms bažnyčioms. Dalyje jų tiesiai šviesiai nurodoma, kiek reikia aukoti už išduodamą pažymą. Štai Kauno arkivyskupas atstovas sako, kad tam tikros gairės, kiek reikia aukoti yra, tačiau apibrėžti konkrečios sumos nederėtų. Netikiu, kad bažnyčia iki tiek nusirito. Gerbiamoji kolegė, pragmatizmas nugalėjo. Nebeišsipirksi kaip prie smetonos bulvėmis ir kiaušiniais. Reiks kloti šlamančiuosius. Čia jums galiu pateikti netgi kainoraštį už pažymą, auka 10 litų. Sutuoktinių kursai auka 50 litų, o kai kur net 100 prašo. Arba jei neturės smulkiais už pažymą, kuri kainuoja 10 litų, paduosi 50, jie ir paims ir gražos negausi. Ir juk nepaprašysi. Negali būti. O kodėlgi negali, kolegė? Dabar, kaip ir valdžia, taip ir bažnyčia nusistato įkainius, kad apsimokėtų dirbti. Nes matai, kiek bedievių privyso tokių kaip tu, kurie ne 10 ar 100 aukoja atėdami kartą per metus į bažnyčią, o kelis litukus numesdami. O alui, kiek bedieviai išleidžia alui, degtinį, šampanų ir kitiems kūniškiams malonumams? O čia tik pamanyk, 2 ar 3 litukus numeta. Gėda ir dar kartą gėda.